Mes kalbame su Simu Sužiedėliu, profesoriu Simu Sužiedėliu iš Broktono. Ponas profesoriau, jūs vakar skaitėte paskaitą apie Palangos reorganizacinę konferenciją. Tas buvo vienas iš lemtinių įvykių Ateitininkijos istorijoje. Man būtų įdomu paklausti jūsų, kaip jūs žiūrite į Ateitininkiją dabar specifiškai, ar Ateitininkija čia išeivijoje yra pasikeitusi? Nu, matot, ji turi prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. Jeigu ji nesitaikytų, sakyčiau, kad būtų dar prasčiau, nes nenorėtum iš jos laukti to, kokio iš tikro buvo Lietuvoje, tai visos kitos aplinkybės. Bet man atrodo, kad ateitininkai vis tiek savo idealų laikosi, turi labai gražių norų, gražiaus ryžto ir įvairiais darbais pasireiškia. Nu, kad tam tikros prilimpa tokio šito krašto neįgiamos kai kurios ypatybės, tai visai suprantama. Tai žmogus nei organizacija nėra pilnai vadinasi tobula. Ar yra prilipę ir teigiamų bruožių šio krašto? Yra, sakysime, yra daugiau tokio aktyvumo, energijos, tam tikros vadinasi iniciatyvos, kai kurių gana tokių teigiamų veiklos metodų, pavyzdžiui, stovyklose, konferencijose. Paskui tie, kurie aukštai mokslą eina, tai jie pasisavinę yra moderniškus gana metodus savo darbe. Taip pat aš laikau tuos visais teigiamais dalykais. O jūsų nuomonė, kuria kryptim turėtų Ateitininkija eiti šiuo laiku? Nu, pats pagrindinis dalykas, kaip ir kiekvieno vadinasi žmogaus gyvenimą, ir žiūrėti, reiškia, tu vadinasi savo principų ir bandyti pagal juos tą visą gyvenimą tvarkyti. Kartais yra sunku, žmogus įvairių rūpesčių ir turi savo darbę ir tą vadinasi šeimoje, bet tėtis turi nusistatymą. Šiuo atveju ateitininkų, vadinasi, tą krikščionišką, jo vadovaujasi, tai man rodos, kad įvairius sunkenybės yra nuveikiamas. Bet davus dabartinės sąlygas, ar jūs manote, kad visi ateitininkų principai lygiai turėtų būti pabrėžiami, ar kai kurie turėtų būti specialiai iškelti šių laikų sąlygose, kaip tautiškumas? Nu, matot, su principais yra taip, kad jų negali per daug, vadinasi, žiūrėti gradaciją, tas ar kitas vadinasi stipresnis. Jie ateitininkų, tie principai beveik visi sudaro tam tikrą, vadinasi, visumą. Jeigu mes vieną kurį nors apleidžiam, tada mes jaučiame tam tikrą trūkumą, bet šiuose sąlygose, kaip dabar esam, be abejo ateitininkam viena iš tokių jau pareigų yra išlikti lietuvių ir lietuvių kalbos. Tai, sakyčiau, nepabrėžimas pirmon vieton, vadinasi, bet tik tam tikras toks aktualus uždavinys. Lygiai taip pat aktualus gali būti uždavinys, sakysim, šeimų išlaikymą arba kad ir, pavyzdžiui, inteligentiškumo. Taip, kad aš ką nors tokio labai į priekį nepastatyčiau. Ar ateitininkai turi kokią rolę suvaidinti ryšium su dabartinė Lietuva? Nu, tik čia su vienu dalyviu kalbėjau šioje konferencijoje, kuris yra skaitęs knygą apie prancūzų rezistenciją. Jam krito labai į akį pastaba, kad toje rezistencijoje prieš vokiečius antrojo pasaulinio karo metu vieni kovojo žodžiu, kiti kovojo darbu. Tai kaip kas gali, taip mes turime už savo, vadinasi, kraštą, už jo išlaisvinimą kovoti. Kas darbu, kas vadinasi žodžiu. Labai dėkoju. Nemačiau.